Taip, dabar parodysiu, kur internete galima rasti mums reikalingus rinkos analizės įrankius ir kokius rodiklius stebėti. Taigi nuo pradžių atsidarom portalą investing.com. Taip, man jau čia metai automatiškai, enter. Atsidarė portalas, iš karto siūlau jame prisiregistruoti. Aš paprastai registruojuosi naudodamasis Google paskyrą. Automatiškai meta, kas mes tokie. Taip, ir ką mes dabar žiūrim. Turim padaryti du dalykus. Pirmiausia, tai atsidarom Tools ir Economic Calendar. Taip, paklikinam. Atsidaro ekonominių naujienų kalendorius, kur mes matome visas rinkos naujienas. Taip, tų naujienų yra gana daug, bet ne visos jos mums yra svarbios. Kuri naujiena yra svarbi, kuri ne, galima matyti iš simbolio, tiesiog iš atitinkamo žymėjimo. 3 buliai reiškia, naujiena yra labai svarbi ir mums reikia atkreipti dėmesį. 2 buliai, svarbumas mažesnis, o jeigu vienas, tai visiškai nesvarbi. Taip, ir dabar pasižiūrim, ką mes turim. Reiškia, apie valiutas matom, kad svarbi naujiena yra va čia. 2.30 apie Australijos dolerį. Toliau labai svarbi naujiena bus 14 val. Apie Britanijos svarą. 14.45 labai svarbi naujiena apie eurą. Vėl 15.30 labai svarbi naujiena apie eurą. 17 val. Svarbios naujienos apie Kanados dolerius. Ir taip toliau. Ir matom, kad laike, reiškia, tarp 17.30 ir 20 val. Naujienų visiškai nėra. Arba šitam laikė tarp 17.30, bet pusė valandos laiko tarpas yra mažokas. Taigi renkamės tokį laiko tarpą, kuris yra ilgesnis, kad galėtumėm prekiauti. Ir idealiausia vis tai daryti kažkokius statymus ir investuoti rinkoje būtent tuo laiku. Reiškia, pagal mūsų metodą būtent tuo laiku, tarp 17.30 ir 20. Tai aš paprastai prie kompo prisijungiu, tarkim, kažkur, sakime, apie 6 po 6 biškelį ir iki 8. Yra tas mano laikas, kada stebiu situaciją rinkoje ir tiesiog gaudau atitinkamą momentą. Tai vienas dalykas. Ką dar reikia stebėti, yra rinkos indikatoriai, kurie man konkrečiai parodo, reiškia, kad jau atėjo metas veikti. Taigi, einam ant meniu punkto Technical, Tools ir yra Technical Summary. Spaudžiu dešinį mygtuką ir atsidarau šitą saitą naujoj kortelėje. Taip, atsidarę čia mes matom rinkos indikatorius. Ta prasme, kad yra išvardintos tendencijos, išvardintos valiutų poros, kurios man yra reikalingos jau mano atsirinktos. Ir yra artimiausių, reiškia, kelių laikotarpių tendencija. Pasiūlymai, ką daryti. Reiškia, per artimiausias 5 minutės, per artimiausias 15 minučių, per artimiausią valandą ir visos šitos dienos, kokia gali būti tendencija. Paprastai yra taip, kad jeigu tendencija geresnė, naujienos geros, automatiškai yra rekomenduojama pirkti, nes kursas kils. Jeigu naujienos blogos, kursas eina žemyn ir principė reikia spėti laiku parduoti. Taip yra tose metodikose, kurios tiesiog pagrįstos tuo, kad nusipirkti kažkokį daiktą, akciją arba valiutų porą pigiau ir parduoti brangiau. Bet mums šiuo atveju tas netinka, mes ieškom situacijos tada, mes ieškom tokios situacijos, kada bent 3 tokie indikatoriai rodys neutralią poziciją. Jeigu yra 3, yra pakankamai gerai, o jeigu yra visi 4, raštų neutral, bet kaip čia raš, neutrali pozicija, neutrali situacija. Tai kada yra visos 4 neutralios situacijos, visi 4 indikatoriai ir 5 minučių, ir 5 minučių, ir 15, ir valandos, ir visos dienos, tai yra idealus laikas prekybai. Taigi, ką mes darom? Mes tiesiog pasižiūrim, kol kas mums nieko įdomaus nėra. Tai po kelių minučių perkraunam tinklalapį iš naujo. Žiūrim, ar nieks nepasikeitė. Ne, kol kas nieks nepasikeitė. Tai tokiu atveju aš jums parodysiu, kaip susikonfigūruoti
šitą puslapį, kad jums rodytų tik tas valiutų poras, kurios jums yra reikalingos. Kai jūs atsidarysit pirmą kartą prisiregistruosit, čia jums rodys visą sąrašą, gal 20-30 valiutų porų, su kuriuom tiesiog, kurios mums neįdomios, nes mes su jom nedirbame. Tai tiesiog spaudžiat Customize Quotes ir įsirenkat tas, kurios reikia. Aš dabar pasižymėjęs 4, o matot, kiek galima tų valiutų porų sekti. Bet man šiuo atveju reikalingos tik 4, visas kitas išjungiau. Tam, kad tiesiog bereikalinga informacija manęs netrukdytų. Taip, dar kartą perkrovėm, žiūrim, reiškia, kad situacijos, mums reikalingos kol kas nėra. Gerai, palauksim toliau. Bingo. Turim situaciją, kada 3 iš 4 indikatoriai pranešia, kad tendencija bus neutrali. Ir matom, kad tai yra eurai už dolerį valiutų pora. Taigi, ką darom toliau? Atsidarom prekybos portalą OptionFair, spaudžiam Boundary, dar kitą Boundary ir pasirenkam eurai už dolerius. Tai pasirinkom eurai už dolerius, spaudžiam, kad šitos valiutų poros kursas atimiausias 15 minučių bus nustatytose ribose, reiškia paspaudėm in, įrašom sumą, kurią investuojam, už kokią sumą perkam šitos valiutų poros vienetų ir spaudžiam invest. Aš čia parašiau 1000, limitai yra nuo 25 iki 7000, kiekvienas pasirenkat pagal save, man 1000 yra priimtina suma, taigi aš dedu 1000. Taip, dar kartą, vėl pasirinku porą, spaudžiu in, vėl įvedu 1000 dolerių, taip, spaudžiu invest, taip ir tą pakartoju dar keletą kartų, iš viso atsidarau 5 pozicijas. Šiaip sistema OptionFair leidžia daryti neribotą skaičių pasirinktos valiutų poros pozicijų. Tačiau realiai kiek tų porų atsidaryti, kiek tų pozicijų atidaryti, riboja tik tai pinigai, nes viskas vyksta realiu laiku su realiais pinigais. Taip, dar 4. Vėl eurai už dolerį, spaudžiu in, įrašau 1000, spaudžiu invest. Taip, ir 5 kartą. Eurai už dolerį. Spaudžiu in. Vėl 1000 dolerių. 1000, taip, invest. Viskas. Iš viso atidarėm 5 pozicijas. Ko laukiam, kol sistema skaičiuoja mūsų prekybos rezultatus, dar kartą pakartosiu šito metodo esmę. Taigi, mes pasirinkam situaciją rinkoje, kai nėra jokių naujienų. Pirmas momentas ir antra būtinai sąlyga, kad ne mažiau kaip 3 rinkos indikatoriai kiekvieno to mūsų pasirinkto aktyvo, į kurį investuojam, rodytų neutralią tendenciją. Tada mes darom statymus, kad mūsų pasirinktos valiutos poros kaina išliks nustatytose ribose. Matot, čia dešiniau yra grafikas ir tam grafike, reiškia, svyruoja valiutos kursas ir yra toks tarsi žalsvas tunelis. Tai vat mes ir pasirinkam, kad to tunelio, tam žalsam fone, tarp tų 2 ribų, kursas išliks. Kad kursas išliktų tose sąlygose, tose ribose, atsiprašau, tai ir yra reikalingos 2 sąlygos. Turi nebūti jokių ekonominių naujienų ir prognozijas turi būti neutralios. Nes kursas kyla arba leidžiasi tik tada, kai atsiranda kokių nors naujienų. Jeigu naujiena gera, kursas didėja, jeigu naujiena bloga, kursas mažėja. Taigi elementaru. Taip, laukiam, kol sistema suskaičiuos rezultatą ir pasižiūrėsim, kągi mes uždirbom. Atsidarom portalą dar kartelį po 15 minučių ir matom, kad visos mūsų pozicijos, visų nupirktų valiutų porų kursai liko nustatytose ribose ir kad kiekviena pozicija mums atnešė po 1700. Taigi, 1700 mūsų uždarbis nuo kiekvienos minus 1000,
tai, ką mes pastatėm, lygu $700 pelno nuo kiekvienos mūsų pozicijos. O kadangi mūsų pozicijos, mūsų statymai viso buvo 5, reiškia mes uždirbome $3500.